Seniai seniai plačioje girioje gyveno laputė, vardu Ugnelė. Ugnelė buvo labai greita, protinga ir sumani, bet turėjo vieną bėdą. Ji norėjo viską gauti iškart. Jei pamatydavo skanų grybą, stengdavosi jį pasiekti staigiai, vos nebėgte, ir dažnai suklupdavo. Jei norėdavo pagauti drugelį, šokdavo į priekį, pamirždama, kad gali nubaidyti jį garsiu šūksniu. Jai atrodė, kad viskas turi įvykti akimirksniu. Vieną dieną Ugnelė išgirdo, kad kitoje girios pusėje auga stebuklingas medis, o ant jo šakų noksta saldžiausios uogos visoje girioje. Kas jų paragauja, tas pajunta didelę laimę ir jėgą. Laputė Ugnelė, žinoma, nedelsdama nusprendė eiti šių uogų. Ji paklausė senosios pelėdos patarimo: keliauk lėtai, stebėk ženklus ir būk kantri. Bet Ugnelė negalėjo laukti. Ji norėjo uogų čia ir dabar. Ji išsiruošė į kelią bėgte. Bėgdama ji nepastebėjo duobės ir įgriuvo. Išlipusi ji vėl lėkė, bet paslydo ant šlapio lapo ir nusibalnojo koją. Kiek paėjusi ji pamatė gražų ryškų drugelį ir vėl puolė jį gaudyti, pamiršusi, kad eina link stebuklingo medžio. Vakarop, išvargusi ir nieko nepasiekusi, Ugnelė atsidūrė ten pat, kur ir pradėjo savo kelionę. Ji prisėdo ir graudžiai pravirko. Staiga prie jos priėjo vėžlys, vardu Korius, kuris eidamas keliu vos pajudėdavo. Vėžlys ramiai paklausė: Lapute, kodėl verki? Ugnelė atsakė: niekada nepasieksiu to stebuklingo medžio, viskas nors nutinka. Korius švelniai šyptelėjo ir tarė: aš einu ten pat, bet lėtai ir kantriai. Man nereikia bėgti, aš mėgaujuosi kiekvieną akimirką. Pasižiūrėk, aš pakeliui pamačiau gražiausią gėlę. Tu jos nematei, nes lėkėjai. Vėliau sutikau draugišką barsuką, kuris man parodė taką per upelį, o aš jam padovanojau skanų grybą. Man nereikia skubėti, nes kelionė irgi yra nuostabi. Ugnelė įdėmiai išklausiusi suprato, kad greitis nėra viskas. Ji nusprendė eiti kartu su Koriumi. Jie ėjo lėtai, kalbėjosi, stebėjo paukščius ir voveres, klausėsi girios garsų. Pakeliui jie drauge įveikė upelį, aplenkė duobę, kurią Ugnelė buvo nepastebėjusi, ir netgi rado skanių laukinių braškių. Nors kelionė užtruko ilgiau nei Ugnelė tikėjosi, ji buvo kupina atradimų ir džiaugsmo. Galiausiai, po kelių dienų jie pasiekė stebuklingąjį medį. Ugnelė atsargiai pasiekė uogą, atsigulė po medžiu ir pajuto neįtikėtiną laimę bei ramybę. Ji suprato, kad didžiausia dovana buvo ne tik tos uogos, bet ir pati kelionė, kurios metu išmoko kantrybės ir to, kad tikrai svarbus dalykai reikalauja laiko ir pastangų. Svarbus dalykai gyvenime retai nutinka akimirksniu. Kelyje link tikslo nebijok sustoti, pasimėgauti akimirką ir džiaugtis ne tik rezultatu, bet ir pačia kelione. Kantrybė ir atkaklumas yra geriausi draugai dideliems pasiekimams.